Bandymai pastoti gali užtrukti daug ilgiau negu norėtųsi arba negu planavom. Taip jau yra. Tik 20 kažkur procentų iš visų porų pastoja per pačius pirmuosius bandymų mėnesius. Pirmą, antrą. Žinoma, kuo ilgiau bandom, tuo šansai didėja. Bet kartais tas laukimas ir tas bandymas tikrai sukelia daug nerimo, baimės, nežinomybės, ką mes patys galim padaryti, ar čia jau kreiptis į gydytojus, ar mes esame nevaisingi, ar čia tiesiog reikia truputį daugiau laiko. Tad šiandien Vaisingumo šaknys podcast'e būtent ir kalbėsime apie tai, ką mes galime padaryti, kai nepavyksta pastoti. Pats pirmutinis ir pats svarbiausias dalykas, kad tinkamai pasiruošti nėštumui ir pagerinti pastojimo šansus, tai yra sveikas gyvenimo būdas. Manau, čia visiems savaime suprantama ir aišku. Bet kartais nelabai aišku, ką čia reikėtų iš tikrųjų pakeisti, nes juk mes negalim izoliuotis į tam tikrą kažkokį burbulą, kur niekas mūsų nepasiektų. Tai tikrai yra, ką mes galim padaryti. Pirmas iš jų būtų žalingų įpročių atsikratymas. Jau tikriausiai žinote, kad rūkyti ir, žinoma, vartoti alkoholį nėštumo metu yra tiesiog draudžiama. Tai tikrai turi labai didelį neigiamą efektą nėštumui, bet net ir bandant pastoti, jau bent jau 3 mėnesiai iki nėštumo rekomenduojama nebevartoti alkoholio ir svarbiausia tai būtų mesti rūkyti. Rūkymas ne tik, kad gali lemti persileidimus ir paveikti vaisiaus vystymasi, bet, pavyzdžiui, vyrams taip pat labai paveikia spermatozoidų kokybę ir kiekybę, tad jei yra bent kažkoks tai nukrypimas šitoj srity, mažesni rodikliai tikrai būtų rekomenduojama sumažinti kiek įmanoma rūkymą. Bent jau tiem 3 mėnesiam, nes net pagal mokslinius tyrimus yra įrodyta, kad vyrai, kurie meta rūkyti, jau po 3 mėnesių jų spermatozoidų kokybės rodikliai visi pagerėja. Tai tikrai verta mesti bent kuriam laikui. Taip pat čia, žinoma, įeina ir visos elektroninės cigaretės ir taip pat marihuana, nors marihuana dar tik tais pradėta labai neseniai tirti, dėl to, kad tik tais neseniai tapo legali daugelie vietų pasaulyje ir dėl to galimi ir moksliniai tyrimai, bet kuo toliau, tuo daugiau yra tyrimų rodančių, kad visgi tai labai paveikia vaisingumą ir ypač spermatozoidus. Tai į tai atkreipti dėmesį taip pat reikėtų. Kitas labai paprastas ir tikrai svarbus dalykas mūsų bendrai fiziniai ir psichologiniai sveikatai yra judėjimas. Ir čia tikrai nereikia specialiai sportuoti, eiti į sporto salę, kilnoti svorius ar daryti kažkokius specialius pratimus ir būtent tam tikrą laiko tarpą prakaituoti. Čia tiesiog yra svarbu pasirinkti savo mėgiamą veiklą. Yra rekomenduojama pusės valandos judėjimas kiekvieną dieną daugmaž vidutinio intensyvumo. Tai gali būti ir toks greitas pasivaikščiojimas, ir toks lėtas pabėgiojimas, ir darže darbai įvairūs kasinėjimai, žolelių ravėjimai ir netgi namų tvarkymas gali prie to prisidėti, jeigu jis toks intensyvesnis. Man, pavyzdžiui, labai patinka šokti, tai galima tikrai ir šokti priešais veidrodį pusvalandį smagiai sau leisti laiką. Tai taip pat būtų vienas iš variantų, kuris tikrai pagerina vaisingumo rodiklius ir pas moteris, ir pas vyrus. Trečias dalykas, ką galime pakoreguoti, norint pagerinti savo pastojimo šansus, tai yra mityba. Ir čia tikrai nesakysiu, kad reikia kažkokių tai dietų laikytis, ar atsisakyti visų nesveikų produktų, ar šokoladą nebevalgyti ir panašiai, o tiesiog reikia pasirūpinti, kad gautumėte visas reikalingas medžiagas. Čia yra labai svarbu, kad nebūtų jokių medžiagų deficito. Tai žinoma, kuo mes valgome tokią įvairesnę dietą, tai reiškia, kad gauname ir daržovių, ir vaisių, ir gerųjų riebalų, ir baltymų, daug kurių taip pat visa tai yra labai labai svarbu mums ir mūsų vaisingumo sistemai. Ir be to, žinoma, kad mes turėtume pakankamą medžiagų kiekį, kad galėtume išauginti ir naują organizmą. Ir čia žinau, kad ne visada yra labai lengva viską gauti vien tik tais iš mitybos ir taip pat, pavyzdžiui, folio rūgštis yra vienas iš tokių medžiagų, kurių reikia net truputį daugiau pavartoti, būtent prieš pat bandant pastoti, jau netgi turėti truputį prikaupus folio rūgšties, nes
Būtent ji yra labai svarbi vaisiaus vystymuisi, kad nesusidarytų nervinio vamzdelio defektai, kas yra vienas iš vaisiaus vystymosi sutrikimų. Ir čia galima tiesiog vartoti papildus. Tai atsirinkti reikia tinkamus papildus, kad jie turėtų visas reikiamas medžiagas, kurių jums reikia. Čia aš jumis supažindinsiu su Fertilovit papildais, kas yra vienas iš variantų, ką galite pasirinkti taip pat vartoti, jeigu pasirenkate vartoti papildų kompleksą. Jie yra būtent skirti norint pastoti, pagerinti vaisingumo visus rodiklius, yra ir moteriams, ir vyrams, tai dabar truputį daugiau apie tai, ką čia galima rasti. Kaip ir minėjau, vienas pagrindinių dalykų tai yra vitaminas B9 arba folio rūgštis. Jos čia yra 800 mikrogramų. Tai reiškia, kad jos yra truputį daugiau negu kitose papilduose. Ir tai yra moksliškai pagrįsta, kad būtent didesnis jos kiekis, kuris net neviršyje dar 1 miligramo, padeda greičiau pasiekti tą apsaugančią folio rūgšties koncentraciją kraujyje. Tai reiškia, kad nereikės šitų papildų vartoti visus 3 mėnesius ir tik tada bandyti pastoti, jeigu nėra jokių kitų deficitų, o galės jau ir po mėnesio, nes yra pagal mokslinius tyrimus žinoma, kad jeigu yra 800 mikrogramų, tai jau ir po mėnesio daugmaž yra pasiekiama reikiama folio rūgšties koncentracija. Taip pat šis kiekis užtikrina ir reikiamą dozę būtent tiems, kas turi MTHFR geno polimorfizmą, kuris sumažina folio rūgšties pasisavinimą. Tai čia, kadangi jos turim daugiau, bet ne per didelį kiekį, kuris galėtų lemti kažkokius tai neigiamus poveikius, o būtent 800 mikrogramų, tai suteikia ir šitiems žmonėms turintiems šio geno polimorfizmą reikiamą kiekį, būtent, kad pasiekti apsaugančią folio rūgšties koncentraciją. Reikiamas folio rūgšties kiekis yra svarbus tam, kad užtikrintų tinkamą vaisiaus vystymąsi sveiką ir iš tikrųjų jis taip pat sumažina ir ankstyvų persileidimų tikimybę. Taip pat yra svarbu ir visi kiti B grupės vitaminai, tai kuriuos taip pat rasite šiuose papilduose, ir vitaminas D, kuris yra net skaitomas vaisingumo vitaminu, nes labai svarbus yra vaisingumui, mūsų visai reprodukciniai sistemai ir būtinai pasirūpinkite, kad jo deficito nebūtų, nes jis labai dažnas mūsų šalyse. Kita labai svarbi medžiaga yra geležis. Jeigu kažkam yra maža kraujystė, tai ypač reikėtų tos pasirūpinti, kad turėtumėte pakankamą geležies kiekį būtent iki pastojimo, nes tai labai svarbu ir vaisiaus vystymuisi, bet per mažas geležies kiekis gali ir sutrukdyti pastoti, nes tai yra susijęs su ovuliacijos sutrikimais, o jeigu yra ovuliacijos sutrikimai, tai tada ir pastoti yra sunkiau. Tai būtinai atkreipti dėmesį į tai, kiek pas jūs kraujyje yra geležies. Taip pat čia rasite kofermento Q10, kas yra toks tarsi pusiau vitaminas, kurį mes patys savo organizme gaminame, bet su amžiumi jo mažėja. Ir būtent jis yra labai svarbus ir naujų spermatozoidų gamyboje, ir kiaušialąsčių kokybei. Tai žinoma, tai ir yra susiję, jo mažėjimas būtent yra susijęs su kiaušialąsčių kokybės mažėjimu. Ir tyrimai rodo, kad papildomas kofermento Q10 vartojimas yra susijęs su didesniu geros kokybės embrionų skaičiumi ir su didesniu pastojimų dažniu. Taip pat čia yra cinko. Cinkas yra labai svarbus mūsų imuniniai sistemai ir nėštumo metu, o taip pat tai yra viena pagrindinių vyrų vaisingumo medžiagų. Tai labai svarbi spermatozoidų kokybei ir kiekybei. Ir dabar pereinu prie vyriškų papildų. Būtent Fertilovit M+, jose taip pat yra cinko, yra visų kitų reikalingų medžiagų. Tai cinkas yra labai svarbus spermatozoidų gamybai. Taip pat kaip ir kofermentas Q10, antioksidantai, tokie kaip vitaminas C ir vitaminas E, kurių čia yra labai svarbus spermatozoidų kokybei pačiai gerinti, nes jie apsaugo ir nuo oksidacinio streso, kas ypač paveikia spermatozoidų kokybę. Su šiais papildais atlikti yra net keletas mokslinių tyrimų ir juose vyrai, kurie turėjo tam tikrų spermatozoidų koncentracijos ar išvaizdos sutrikimų, ar taip pat, pavyzdžiui, daug oksidacinio streso, kas taip pat kenkia spermatozoidams, pavartojus šių papildų, jų rodikliai pagerėjo.
Taip pat ir iš jūsų iš tikrųjų girdėjau ne vieną istoriją, kaip jums tai padėjo. Tai žinoma, visos šios medžiagos atrinktos papilduose yra svarbios ir spermatozoidų tinkamai gamybai, ir jų kiekybei, ir funkcijai. Ir prie ko mes einam, kas yra čia svarbiausia, kad būtent šių papildų vartojimas pagerina apvaisinimo šansus. Jose nėra nei gliuteno, nei laktozės, kas tam yra alergiški, ir jie tinka vegetarams. Taip pat man, kas labiausiai asmeniškai patiko, tai kad jie yra moksliškai pagrįsti ir visi net medžiagų kiekiai yra atrinkti būtent pagal mokslinius tyrimus. Ir daugiau apie juos galėsite paskaityti ašgyvenu.lt svetainėje. Ir taip pat juos ten galite ir įsigyti. O dabar tęsime toliau, ką mes dar galime padaryti. Tikrai, jeigu ypač yra įtarimų, bet ir bendrai, prieš pradedant bandyti, rekomenduočiau apsilankyti pas šeimos gydytoją ir įsitikinti, ar neturite kažkokių kitų ligų. Na, žinoma, tikriausiai, jeigu turite lėtinės ligas, jau ir patys žinote, bet pavyzdžiui, reikėtų išsitirti nuo lytinių takų infekcijų, nes tai taip pat paveikia vaisingumą, ir jas visas išsigydyti būtent prieš pradedant bandyti pastoti. Lėtinės ligas, žinoma, jų taip išgydyti nepavyks tiesiog, bet svarbu jas yra sukontroliuoti. Kaip pavyzdžiui, jeigu yra cukrinis diabetas, tai svarbu tiesiog, kad jis būtų kontroliuojamas, kad laikytumėtės visų reikiamų rekomendacijų ir viskas tvarkoje, galite bandyti pastoti. Taip pat iš tų visų tokių bendrinių dalykų tikrai galima atlikti kraujo tyrimus, pasižiūrėti, ar bendri kraujo rodikliai geri, tai irgi padės nustatyti, ar viskas yra tvarkoje, ar jūs esate sveikas, sveika. Ir toliau tiesiog ramiai galėsite tada bandyti, nes tai padeda atmesti tam tikras taip pat galimas priežastis, kas gali trukdyti pastoti. Tai kuo anksčiau atliksite tuos bendrinius bent jau tyrimus, tuo geriau ir patys, manau, jausite, žinodami, kad viskas yra gerai. Tai pavyzdžiui, prie to paties galite atlikti ir tam tikrų medžiagų tyrimus kraujyje, kaip pavyzdžiui, ir paties vitamino D, įsitikinti, kad nėra jo deficito, ir geležies, ir net folio rūgšties pažiūrėti, kad jos yra, daugmaž žinosite tada, kiek reikia dar vartoti, kad pasiekti tą jau reikiamą kiekį, nes, kaip ir minėjau, geriausia pradėti bandyti pastoti tada, kai jau visi rodikliai yra geri ir nėra jokių medžiagų deficitų. Taip pat, žinoma, rekomenduojama apsilankyti pas ginekologą, pas urologą, pasižiūrėti, ar nėra kažkokių kitų dalykų, kas galėtų trukdyti, ypač moterims tikrai, manau, nuramina, jeigu apžiūrima, kad viskas yra tvarkoje, gimda, kiaušidės, kiaušintakiai atrodo gerai. Taip pat gali padėti nustatyti jums gydytoja, ar vyksta ovuliacija. Ir taip pat, žinoma, pas urologą galbūt netgi atlikti spermogramos tyrimą, tai įvertinti visus spermatozoidų kokybės rodiklius ir įsitikinti, kad ten tikrai nėra jokių problemų. Na, čia jau toks iš vaisingumo tyrimų, bet jeigu yra toks noras arba yra kažkoks įtarimas, galima tai atlikti. Kada kreiptis pas vaisingumo specialistus? Tai žinau, kad čia yra toks klausimas tikrai neraminantis. Dažna pora, kuriem nepavyksta pastoti, kad ir jau iš pirmo karto viskas, ar mes jau nevaisingi, ar jau reikia bėgti, bet pagal pasaulinę sveikatos organizaciją tikrai reikia daugmaž metus laiko bandyti reguliariai, tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį, kiekvieną ciklą, kai yra ovuliacija daugmaž, ir jeigu jums yra iki 35 metų. Ir tik tada kreiptis. O jeigu jums yra virš 35 metų, tuomet pusę metų rekomenduojama taip reguliariai bandyti ir tada jau kreiptis. Tai dėl to būtent, nes per tą laiką yra didžiausias pastojimo šansas ir gal tiesiog jums reikia daugiau laiko. Ir tada pastosite. Tai pavyzdžiui, jau metus laiko prabandžius, jau galima vien dėl to, kad įsitikinti, kad nieko kito nėra. Ir ypač jeigu jau yra jums virš 35, nes čia jau laikas yra truputį dar brangesnis, tai mes nenorim užgaišti daug laiko, nes tie tyrimai taip pat tikrai atima laiko. Bet jeigu yra jums kažkokios buvusios operacijos, pilvo apatiniai srity, dubens srity, čia ir vyrams, ir moteriams, tai galėjo kažkaip paveikti, net jei ir jos nebuvo susijusios su mūsų reprodukcinė lytinė sistema, tai vis tiek galėjo paveikti lytinius organus viduje, reprodukcinę sistemą. Tad galima apžiūrėti, ar dėl to, ar viskas yra tvarkoje. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite papildomų kažkokių kitų ligų, dėl kurių, pavyzdžiui, pastoviai geriate vaistus,
reikia būtinai pasikalbėti su savo gydytoju ir tie vaistai nekenkia vaisingumui ar netrukdo jums pastoti, nes tikrai tam tikri vaistai gali trukdyti pastoti ir gali būti blogai besivystančiam vaisiui. Tai jums gydytojas išrašys kitus vaistus arba sumažins dozę būtent tam, kad padėti. Taip pat, jeigu kažkokios tai yra hormoninės ligos, tai žinoma, hormonų sistema labai yra susijusi su mūsų vaisingumu ir tada taip pat nelaukite. Jeigu, pavyzdžiui, turite šeimoje kažkokių vaisingumo problemų, kažkokių lygų, genetinių lygų, paveldimų lygų, kurios yra susijusios su vaisingumu, pavyzdžiui, kaip cistinė fibrozė, tai taip pat kreipkitės į gydytojus anksčiau. Tiesiog pagrindinė žinutė būtų tokia, kad standartai yra standartai ir tikrai didžiai daliai atvejų nereikia kreiptis anksčiau negu metai. Bet jeigu yra kažkas iš šitų išvardintų dalykų, arba jūs jaučiate, kad jums tikrai reikia kreiptis, kad kažkas yra negerai, tai kreipkitės anksčiau. Niekas negali pasakyti, kad jūs turite būtinai laukti metus, jeigu jūs žinot, kad kažkas yra ne taip. Tai nebijokite to ir kreipkitės ir gaukite tinkamą pagalbą, kokią jums reikia. Aš esu surinkus visą tą svarbiausią informaciją, kurios reikia bandant pastoti ir planuojant nėštumą. Ir sudėjau ją susistemintą į poros valandų kursą. Ten yra daug skirtingų temų, tai apie viską, ką čia jau pakalbėjau, ten daug plačiau. Ir taip pat apie vaisingų dienų sekimą, apie tai, kaip priderinti lytinius santykius prie vaisingų dienų, kaip padidinti pastojimo šansus ir kada atlikti pagaliau tą nėštumo testą galų gale. Tai visi tie svarbiausi dalykai ir čia yra ir vyrams, ir moteriams, tai poroms labai gerai tai susižiūri. Turiu daug gerų atsiliepimų jau iš jūsų apie šitą kursą. O šiuo metu laukia jūsų tikrai labai geras pasiūlymas. Aš labai dėl šito džiaugiuosi, nes 51 užsisakysiu gaus dovanų nuo mūsų draugų VMed Pharma. Būtent šitų mano jau minėtų Fertilovit papildų rinkinuką pabandymui vyrui ir moteriai. Tai vyrams yra šitie vieni papildai, nereikia daug sukt galvos, visas medžiagos, kurių reikia, čia rasite. O moteriams, kadangi šių papildų gamintojai patys turi vaisingumo kliniką, štai taip pat man teko bendrauti, šie papildai yra iš Vokietijos, tai jie žino visas moterų problemas, su kuriuom jie susiduria ir pagrindinės, prie kurių kažkiek gali padėti ir papildai, ir tam tikros medžiagos, tai yra ir endometriozė, skydliaukės sutrikimai ir policistinis kiaušidžių sindromas. Tai būtent yra ir papildai skirti šiais atvejais ir užsisakant kursą galėsite pasirinkti, kokio papildo nori. Tai ar vieno iš tų specialiųjų papildų dar pabandymui, ar pagrindinį papildą, kuris yra, vadinasi Fertilovit F35+, kuris turi visas reikiamas medžiagas ir tinka bet kuriuo atveju realiai. Nebent gal, kadangi yra jodo, tai netinka turint skydliaukės sutrikimų. Tai va, tada galėsite pasirinkti kitą. Tai čia, manau, labai fainas pasiūlymas iš mūsų draugų. Apie pačius papildus galite paskaityti ašgyvenu.lt. Tai žinosite, kurie jums ir labiausiai tinka ir, pavyzdžiui, jūsų situacijai ir taip pat, kuriuos gal norėtumėte išbandyti. Tai juos ir pasirinksite ir juos mes jums atsiūsime. Ir nepamirškite, kad čia bus tik 51 dabar užsisakiusi kursą nuo šio įrašo išleidimo, kurie gaus papildų rinkinuką vyrų ir moteriai. Patį mūsų kursą galite rasti vaisingumošaknis.lt /kursai arba bendrai pas mus vaisingumošaknis.lt prie kursų. Ir ten yra kursas Vaisingumo ABC, jei į vidų rasite visas temas, rasite aprašymą kurso ir taip pat užsisakant jau pasirinksite savo dovanėlę. Visos nuorodos yra po šio įrašu taip pat. Ir pabaigai norėčiau apibendrinti šį visą įrašą ir pasakyti, kad jeigu nepavyko pastoti iš pirmo karto, jūs tikrai nesate vieni. Tokia yra jau ta mūsų biologija, nėštumas neateina taip greitai, kaip norėtųsi, ar kaip buvo mums sakyta, kai buvom jaunas ir tikrai bijojom to nėštumo. Didžioji dalis porų pastoja per metus, o ne per mėnesį, ne iš vieno karto tikrai, ir tik vienai iš 5 porų reikės daugiau negu metų, kad pastotų, net jei ir nėra jokių nevaisingumo požymių. Tai kartais gali būti, kad net ir metų neužteks, o reikės, pavyzdžiui, metų ir 2 mėnesių. Taip jau yra.
mūsų organizmai yra tokie sudėtingi, kad kartais ne viskas taip susidėlioja tinkamu laiku, tinkamai vietoj, kad pavyktų pastoti. Tiesiog reikia mūsų organizmams duoti daugiau laiko. Tad svarbiausia, ką galite jūs padaryti, tai laikytis visų čia išvardintų dalykų, pereiti vaisingumo ABC kursą, kur sužinosite tikrai jau viską, ką reikia žinoti, bandant pastoti ir kaip pagerinti tos pastojimo šansus. Na ir žinoma, išlaikyti tą kantrybę tiesiog bandant ir mėgautis procesu. Taigi tai yra tikrai, ko jūs labai norite ir ko jūs labai laukite. Tai linkiu visiems pasiekti to tikslo. Ir jei buvo įdomu ar sužinojo kažko naujo, tai tiesiog paspausk like po šio video, paspausk subscribe, prenumeruok šį kanalą, kad gautum visus ateityje išeisiančius video šią temą. Ir žinoma, parašyk klausimą arba komentarą, kas patiko, kas nepatiko po šio įrašo. Ačiū labai ir iki!